Sveiki, sveiki visi, kurie klausysit dabar ir kurie klausysit kažkada vėliau. Tai šiandien mūsų tema, nuo ko priklauso, ar gyvename gausoje ar trūkume. Ir aš esu Ingrida Egelund, žmogus, kuris tiki, kad gausa prasideda ne nuo pinigų, o nuo mūsų vidinės būsenos. Aš padedu žmonėm, kurie nori daugiau energijos, laisvės ir pilnatvės. Ir šiandien kalbinu Lidiją Mačiūnienę, kuri jau yra daugiau kaip 10 metų dirbanti su žmonėm ir padeda atpažinti ir paleisti emocinius blokus ir atrasti vidinę ramybę ir laisvę. Ir kas yra ta gausa aplamai? Tai man yra gausa, kai jauti visokiojopą pilnatvę, kai turi visko pakankamai – meilės, sveikatos, laiko, galimybių ir be abejo pinigų. Ir šiandien daugiau kalbėsime apie pinigų temą ir Lidija sutiko pasidalinti su mumis savo įžvalgom apie finansinę gausą. Tai Lidija, gali trumpai pasakyti, kas yra čia ta finansinė gausa, jeigu imsim tą dalį? Taip, tai finansinė gausa, tai aš manau, kad tai yra grinai apie pinigus pirmiausia, ar ne, nes pinigai, tai kas yra pinigai, yra galimybės. Ir kuo mes jų daugiau, kuo mes didesniai gausoje gyvenam, taip gausa yra apie viską, bet jeigu kalbant apie finansinę, tai yra pinigai, galimybės, leidimas savo gyventi komfortiškai, taip kaip noriu, daryti, ką noriu, pirkti, ką noriu, tai yra nestabdant savęs, tai yra ta gausa. O jeigu mes kažkur pradedam save ten riboti, neleisti, jaučiam trūkumą, tai reiškia, kad mes tada gyvenam ne gausoje, bet gyvenam trūkume. Va, tai taip. Ir dabar norėčiau paklausti, kaip tavo gyvenime patirtis, tu didelę patirtį aplamai turi ir gyvenimišką, ir su žmonėm, tai kaip tavo asmeniniam gyvenime ta gausa pasireiškia ir tas trūkumas, ar tu jautei abidvi pusės ir ką darai su tuo? Geras klausimas, iš tikrųjų, tai vaikystė pas mane buvo tokia, kad mes gyvenom, sakykime, kaip ir eilinė šeima. Ir mama dirbo pas mane, tėtis tai dirbdavo, tai nedirbdavo ir tų pinigų būtiniausiams poreikiams buvo, bet jeigu mano kažkokie būdavo poreikiai, ten kažko skanesnio, kažko ten kokį žaislą ar ką nors, tai visą laiką sakydavo, nėra pinigų, nėra reikalo. Tai reiškia, kad aš užaugau tokioj terpėj, kur mano norai buvo labai stipriai ribojami. Ir po to, kai aš ištekėjau 19 metų, mano vyro ir vyro šeimos požiūris į pinigus buvo kardinaliai kitoks. Jie tikrai gyveno ten tokioje laisvėje, nežinau, leidime savo, jie keliavo, ta prasme, pas juos pinigų trūkumo nebuvo. Ir vyras buvo taip išmokęs. Ir tuo metu iš pat pradžių man buvo iš tikrųjų labai, toks didelis, kaip pasakyti, netitikimas, ar ne? Čia jie savo viską leidžia, čia aš savo nieko neleidžiu ir tada galų gale aš išmokau irgi savo leisti, bet grinai imdama iš vyro pavyzdį. Tai iš pradžio aš išsimokiau medicinos seserim dirbau, tėtis mano pasakė, kad iš tavęs nieko gero nebus, tik tai seselė, bent jau turėsi profesiją, bent jau badu nenumirsi. Tai aš baigiau tą seselę, dirbau 7 metus, o vyras sako, mažai to atlyginimo, sako, tu gali tikrai daugiau, eik mokytis buhalterę. Gerai, einu mokytis buhalterę. Ką pasakė, tą ir darau, ar ne? Išsimokinau buhalterę, paskui pabaigiau ekonomikos universitetą ir 12 metų pradirbau buhalterį. Ir po to supratau, kad šitoje vietoje aš jau, kaip pasakyti, jau tai neberezonuoja su manim. Man neįdomu, man nebepatinka ir tuo metu kaip tik įvyko mano skaudžiosios gyvenimo skyrybos. Ir kas atsitiko tada su mano gausa? Mano gausa nukrito į nulį, nes aš tada likau su 3 vaikais, 2 jau buvo paaugliukai, sakykime, o mažai buvo 1 metukai. Ir aš gyvenau tuo metu dar metus iš socialinių pašalpų. Tai mums vos užtekdavo maistui ir niekam kitam. Va, ir aš tada patyriau labai didelį trūkumą. Tokį trūkumą, kur, vienu žodžiu, vieną kartą net buvo taip, kad mes neturėjom malkų kūrent namui, namuose 12 laipsnių šilumos. Ir aš žinau, kad aš turiu gauti jau pašalpą. Ir tas buvo dar litai, man atrodo, 390 litų, ta prasme, pašalpa mano 500 litų buvo, o 390 litų aš turėjau sumokėti už durpių briketus, kad galėtume mes pasikūrenti bent kažkiek savo namą.
Ir aš žinau, kad aš jau turiu gauti, aš negaunu, o durpės jau atvažiuoja. Ir aš neturiu pinigų, man reikia mokėti. Ir tada buvo man pats baisiausias toks lūžis, kai aš pasėmiau greitai į kreditą. Pasėmiau greitai į kreditą, sumokėjau už tos durpės ir man, nu, aš nežinau, man toks didžiulis stresas buvo nuo to, aš nemoku pasakyti, aš pasijutau visiškai sunykusi, menka, tokia, nežinau, kiti žmonės ima tos greitosius kreditus ir nesiparina. Man tai buvo, nu, toks psichologinis lūžis. Ir aš savo to vietoj pasakiau, daugiau gyvenime, kas be nutiktų, nei karto neimsiu jokio greitojo kredito. Nu, tai taip ir buvo. Ta prasme, aš gavau pašalpą sekančią dieną, taip pat atidaviau tą kreditą ir viskas, daugiau ten rankų nebekišau. Nors ir daug tų momentų sunkių buvo. Nu, tai va, tai ir tada prasidėjo mano kelias į savęs pažinimą, todėl kad buvo be galo sunku gyventi šitaip vat, ant skurdo ribos, plus prasidėjo mano emocinės būsenos visiškas smukimas į dugną, apatija, depresija ir toksai susinaikinimo programos įsijungė, tai vyriausia dukra perėmė mano pareigas, jinai ir maistą pirko, ir maistą gamino, ir namus tvarkė, ir mažąją prižiūrėjo, o aš tiesiog jau ten, nežinau, degradavau, sėdėjau ant lovos, verkiau ir savęs gailėjausi. Egzistavai. Nu, ne tai, kad neegzistavau, bet tiesiog jau iš vis net egzistencija to nepavadinsi, aš net nebenorėjau būti. Bet kadangi buvo 3 vaikai, nu, pradėjau ieškoti sprendimų. Tiesiog, nu, kitaip nebeįsivaizdavau. Ir ką aš atradau, tada atradau emocijų paleidimo techniką. Metus laiko aš prabuvau šitam savęs gailėjimėsi, nežinau, aukos vaidmenį, tokiam visiškai pasidavime, verkime. Ir po metų, kai atradau tą emocijų paleidimo techniką, tai po pusės metų aš jau pasijutau kardinaliai kitaip. Ir, sakyčiau, 4 metus man dar labai sunkiai sekėsi su pinigais. Ta prasme, nes aš gydžiau savo širdį, man ten labai skaudėjo, ten buvo daug visokių prispaustų emocinių blokų, kaip aš vadinu, visokių įsitikinimų, visokio netikėjimo, kad aš pati viena galiu išgyventi, todėl kad man šeima tai buvo visas pagrindas, ta prasme, o nebėra šeimos, nu viskas, aš pakibus ir nežinau, kaip toliau gyventi. Tai vat 4 metus aš dirbau su savim ir finansiniai srity pagerėjimo didelio nebuvo, ten buvo 400, 800, vėl maks 800 ir taip 400, va tokioje amplitudėje balansavau. O paskui 16 metais persikėliau į Vilnių ir tas 800, tai, nu, ta prasme, tai čia antiek mažai, ta prasme, buto nuoma yra, tada buvo pusė tos mano sumos. Buvo be galo sunku ir tada pradėjau grinai gilintis į pinigų temą. Sakau, nu viskas, jau gana, jau ten visur apsitvarkiau, daugmaž viskas gerai, dabar pinigai. Ir iš tikrųjų aš padariau daug darbo, tai yra daug įsitikinimų paleidau, daug tų visokių emocinių blokų susijusių su didelių pinigų baime, su skurdo baime, su mirties baime be pinigų, ta prasme, daug visko ten buvo. Ir paskui, ką aš padariau, paskutinis momentas, toks kaip, aš tai vadinu kaip lūžio taškas, tai buvo, aš išėjau, prisimenu, kaip šiandien snigo, buvo labai graži diena, tokia nešalta, lengvas sniegas ir toks grynas, gaivus oras ir aš ėjau 4 valandas ir grinai kontempliavau pinigus. Kas yra pinigai? Atsakau, o ką jie ne tai? Ir taip sukau ir galų gale aš jau, kai grįžinėjau namo, aplink mane toks jausmas buvo, kad sukasi tiesiog pinigų energija, kad pinigai va čia barška ir šlama. Tiesiog įėjau į tokį, įėjau į gausos srautą, ne? Pagaliau tie pinigai kažkaip integravosi į mane va tą gausos energiją. Ir po savaitės pakeičiau butą, dar po savaitės Saulius Bagdonas iš manęs paėmė interviu. Tuo pačiu metu įvyko ryčio seminaras, kur buvo labai daug žmonių ir po to prasidėjo kažkokia nesuprantama gausa. Ta prasme, dar aš baigiau marketingo mokymus, paleidau savo pirmąjį kursą ir va tada toks staigus matricos lūžis nuo tų, kur balansavau iki 800, man iš karto pirmą mėnesį, po to, kai paleidau pirmą kursą, 4000 eurų. Ir man tai buvo wow, tipo stebuklas, kažkoks įvyko stebuklas. Tai va, ir per tuos visus metus aš išsigryninau iš tikrųjų, kas turi didžiausią įtaką mūsų gausai ir mūsų tam trūkumo jausmą. Nes aš pati praėjau tokį banguotą kelią, vaikystėje nebuvo, paskui buvo, paskui po skyrybų vėl labai ilgai nebuvo. Ir po to, kai jau buvo, ta prasme, kai aš jau pramušau tą finansinį srautą, pas mane būdavo, kad ir po 10 000 eurų į mėnesį, jeigu geras kursas, jeigu geras kiekis žmonių, ar ne, tai tas 10 000 labai lengvai ateidavo.
Ir paskui po kelių metų pas mane labai sušlubavo, sakykime, nežinau, sveikata negaliu pavadinti, viskas buvo gerai tarsi, bet nebuvo energijos nebuvo ir buvo labai didelis mieguistumas. Ir va tada vėl mano pinigų kiekis labai labai stipriai sumažėjo, nes aš tiesiog neturėjau energijos įgyvendinti savo projektams. Ir gal tada šitoje vietoje, aš nežinau, aš ir pradėsiu visus tos punktus vardinti, kas turi... Aš taip ir norėjau paklausti, labai čia sklandžiai vedi visą tą gausos temą, tai aš ir norėjau paklausti, kad tu įvardintum, kas labiausiai įtakoja mūsų gausą gyvenime ir kaip tai, tiesiog trumpai, kokie svarbiausi punktai, jeigu gali. Tai gerai, tai aš ir pradėsiu. Tavo manymą, pagal ką tu gyveni. Taip, ką aš įsigryninau, ką aš supratau ir ką galiu dabar perteikti kitiems. Tai pradėsiu nuo to pirmo momento, tai yra energijos trūkumas. Kaip minėjau, kuo mes turim mažiau energijos, to turėsim mažiau jėgų savo idėjom, projektam, kreatyvumui tam ar ne, kūrybingumui. Ir tada mes tarsi kažkur nuslūkstam, taip pasilpstam ir pasiimam tą, vėlgi, liekam ant minimumo, arba jeigu yra galimybės, pavyzdžiui, jeigu yra dviese žmonės gyvena, ar ne, vienas dirba, o kitas, tas be energijos, jisai gali leisti savo iš vis išeiti į tą tokį egzistavimą, kaip tu tada paminėjai tą žodį, ir leisti savo nieko nebeuždirbti. Tai yra, kai mes energijos neturim, pinigų mes tikrai turim labai minimaliai arba jų neturim. Tai kas man padėjo šitoje vietoje išsikapstyti šitos situacijos, labai noriu pasidalinti ir paskui važiuosim toliau. Tai iš tikrųjų mano gyvenimą prieš 1,5 metų atėjo Fitlinas su savo ypatingais kokteiliais. Tai yra Power rytinis vitaminai ir visa kita, mineralai vakarinis ir aktyvaisios deguonies kokteilis. Ir kai aš juos pradėjau gerti, po 3 savaičių supratau, kad tie kokteiliai tikrai kažką savyje turi. Pas mane atsirado... Kaip tu jauteisi prieš Fitliną? Grinai būseną apibūdink, kaip tu jauteisi? Būseną, galiu pasakyti, aš niekada nesijaučiau išsimiegojus ir pailsėjus. Aš visą laiką ryte atsibundu, aš jau miego noriu. Tai yra, tik atsikėliau, aš jau pavargus, aš vėl miego noriu. Išgėriau kavos, ten nuvežiau dukrą į mokyklą, grįžau. Iš visų jėgų atsisėdau, kažką padariau ir vėl miegoti. Ir aš miegodavau, aš taip saldžiai miegodavau. Pas mane tarsi toks giluminis letargo miegas, ta prasme, įkrentu ir manęs nebėra. Ir man atrodo, kaip galima nemiegoti, taip gera miegoti, ta prasme, sapnai kažkokie, aš atsibusdavau su nutįsusią seilę, taip saldžiai miegoti. Ir galvoju, bet aš galvoju, kažkas vis tiek negerai, taip, ta prasme, negerai gyventi miegančios gražuolės gyvenimą, nes gyvenimas nevyksta, tada aš visą gyvenimą pramiegosiu. Ir tada, kas nutiko, tai mano buvusi, tarp kitko, klientė, kuri lankė, mokėsi, gilinosi į save mano kursuose, jinai ant savo Facebooko sienos pasidalino, kad neturėjo energijos, dabar geria kažkokius skanius vokiškus kokteilius ir turi energijos, galvoju, pala, man irgi reikia. Ir aš taip pat jai parašiau, sakau, ką tu ten geri, aš irgi noriu. Ir aš netrukus pradėjau juos gerti, po 3 savaičių aš jau turėjau skaidrų protą, nes man tokia ir migla ant proto buvo, tokia sunku susikaupti, toks kažkoks vidinis, matyti, uždegiminiai procesai gal buvo prasidėję, nes aš save labai nualinau su dietom, nedietom, tai tą valgau, tai to nevalgau, tai prasme, aš tikrai buvau labai stipriai išbalansavus savo kūną ir labai stipriai tikėjau, kad energijos lygis ir sveikata priklauso nuo mūsų minčių ir jausmų, bet pasirodo, kad mums reikia balanso, ar ne, ir iš tos pusės, ir iš tos pusės. Aš tai irgi supratau. Jo, tai šitą teko paleisti ir leisti savo kūną patvirtinti, kaip čia, pastiprinti vitaminais, mineralais. Ir aš esu be galo dėkinga, kad būtent šitie vitaminai ir mineralai atėjo į mano gyvenimą, tai yra Fitlinas, nes iki tol buvau išbandžius ten visokiausių kitų firmų ir aš neturėjau tokio rezultato. Tai čia man prilygo stebuklai. Tai po 3 savaičių aš jau kardinaliai gyvenau kitą gyvenimą. Tai pirmas momentas yra energijos lygis. Antras, be galo svarbus momentas yra atsakomybė. Tai yra, jeigu tu tikiesi, kad tau nukris aplinkybės, ten kažkas už tave kažką padarys, ten dar kažkas, ta prasme, kuo tu mažiau atsakomybių prisiimi už save, už savo gyvenimą, už savo finansinę padėtį, tuo tu mažiau tų pinigų ir turėsi. Atsakomybė reiškia ir apie tai, kad
projektai, veiksmų planas, ar ne, ta prasme, už viską, už sąmoningą pasirinkimą, kur aš einu, ką aš darau. Ir kuo mes turim, sakykime, kuo mes esam daugiau atsakingi už didesnį kiekį žmonių, tuo mūsų ir pinigų kiekis yra didesnis. Tai yra, jeigu mes esam ten kažkokie, kad ir jeigu net ir imti paprastą darbą, ar net ten kažkokie skyriaus vadovai, ar net, jau mūsų atlyginimas didesnis, bet mes turim daug atsakomybių. Jeigu mes esam ten visos įmonės vadovai, ar ne, jau mūsų atlyginimas dar didesnis, nes po mumis dar daugiau žmonių. O jeigu esame mes tas darbininkas, kuris ten ateina prižiūrėti, pečių ar įrenginius kažkokius gamyklinius, ar tiesiog stovi prie staklių, tai jo yra pats mažiausias, nes jis atsakingas tik už tą savo detalę kažkokią. Ne? Tai reiškia, kad mūsų pinigų kiekis, kaip čia, proporcingas mūsų atsakomybių lygių. Tai yra, kuo daugiau po žmonių, tuo didesni mūsų ir bonusai, pinigai. Bet tas atsakomybės man čia kažkaip dar asocijuojasi, tai sprendimus irgi priimam, mes daug sprendimų priimam, tą atsakomybę irgi su sprendimais. Taip. Ką daryti, kaip eit, tokiu būdu irgi priklauso labai. Taip, tai ką daryti, kur eiti, kaip kurti savo tą finansinę gausą, ar ne, kiek aš turiu kūrybingumo, kiek aš noriu savo kažką kurti, kiek aš noriu kažkur eiti, kažkam padėti kažką kurti, ar ne, viskas remiasi į sprendimus, į mūsų drąsą ir prisiėmimą atsakomybės. Už kiek žmonių mes esame atsakingi, tiek mes ir turim. Nes pats vienas, pavyzdžiui, kad ir aš dabar, kai esu pati savo, ar ne, kai po manim nėra žmonių, tarkim, ar ne, su paleidimais, jeigu imti su vedimu žmonės į sąmoningumą. Tai aš esu pati viena ir aš susikuriu tiek, kiek susikuriu. Aš esu kaip specialistė, kaip amatininkė. Tiesiog kiek padarau, tiek turiu. Energijos nėra, nedarau ir neturiu. Ne? O jau kai mes esame atsakingi už kažkokią tai struktūrą, kad ir, pavyzdžiui, dabar su Vitlainu tinklinis marketingas, ar ne, kuo daugiau po mane žmonių, kuriais aš turiu pasirūpinti, tuo didesnis mano bonusas. Lygiai taip pat bet kokioj struktūrai. Tai atsakomybė. Gerai, judam toliau, ar ne? Toliau, kitas labai svarbus momentas yra įsitikinimai. Tai yra, kuo aš tikiu apie pinigus, apie savo galimybės, apie gebėjimą uždirbti. Mes turim daug labai susiformavusių įsitikinimų iš vaikystės. Tarkim, kaip aš sakiau, kad man buvo, visiems poreikiam patenkinti yra, bet man nėra. Tai reiškia, kad man pinigų nėra. Nėra prasmės net norėti, nes pinigų nėra. Toliau, kad pinigai uždirbami sunkiai, ar ne? Mes visokių turim pinigai, viso blogio šaknis, pinigai greuna santykius. Pavyzdžiui, pinigai greuna santykius, tai yra grinai mano įsitikinimas, nes kai tėvai gavo pinigų namui statyti, jie pradėjo pyktis. Ir man iš karto gimė įsitikinimas, kad pinigai greuna santykius. Nevertumas, tarkim, aš neverta didelių pinigų ir dažnai žmonės netgi šitokioje vietoje gali uždirbti daug pinigų, pavyzdžiui, bet jie nuteka, vis atsiranda, tai tas sugedo, tai tas ten, tai liga, tai dar kažkas ir tie pinigai nuteka ir mes jų kaip neturim, taip neturim. Toliau gali būti didelė baimė, didelių pinigų baimė. Ten apvoks, pavydės, pavyzdžiui, ar ne, yra daug, arba didelių pinigų baimė gali pasireikšti per tai, kad mes bijom patapti ten kažkokiais išsišokančiais, pasipūtusiais, gobšiais, nes mums vėlgi vaikystėje tai buvo suformuota, mes čia su Jolanta praeitam live, kai kalbėjom, irgi sakiau, kad mano baba, aš augau pas babą iki 7 metų ir mes eidavom dažnai, pieščiom, daug vaikščiodom ir man pastoviai sakydavo, mes esam paprasti žmogiukai, o turtingi žmonės, žinok, jie yra špekuliantai. Ir aš niekaip negalėdavau suprasti, kas ta žodis špekuliantai. Bet aš supratau, kad tiesiog kokia mano vaikiška galva padarė išvadą, kad turėti daug pinigų yra blogai. Nes tada kažkokie... Ir jie blogi tie žmonės. Špekuliantai. Taip, špekuliantai blogi žmonės, nors supratau, kad jie ten kažką apgaudinėjai, kažką ten daro, nešvariai ir taip toliau. Tai mes tiek prisirinkam tokių visokių trupiniukų, ar ne, ir susidedam bendrą vaizdą apie pinigus ir paskui mes jų tiesiog arba neleidžiam savo turėti, arba mes bijom jų turėti, arba bijom prisimti atsakomybę. Pas mane, pavyzdžiui, dar buvo labai stipri programa, kur mano seneliai buvo bajorai, sakykime, ar ne, ne senelis, o prosenelis ir senelio šeima, senelis gimė ten vaikų. Ir ta sodyba, tas ūkis iš jų buvo atimtas ir jie buvo ištremti į Sibirą. Ir tokiu būdu genetiškai mums persiduoda ta baimė, kad jeigu aš turėsiu, tai iš manęs atims.
Tai va šita baimė pas mane irgi buvo labai stipri ir kai mes visą tai atrandam, pamatom, tada mes galim, aišku, iš to išsivaduoti, išsilaisvinti. Tai va, tai įsitikinimai turi didelę reikšmę. Toliau, emociniai blokai. Tai yra emocijos. Vėlgi, įsitikinimai tai yra kaip mūsų gyvenimo traukinio bėgiai. Tai yra, ant ko stovi mūsų gyvenimo traukinys ir važiuoja. Ir jeigu mes paleidom, pamatėm kažkokį įsitikinimą, tai mūsų traukinys keičia kursą, ne, jau šiek tiek kitaip važiuoja. Ir jeigu dideliai perspektyvai, pavyzdžiui, šiandien truputį pasukom, bet jeigu dideliai perspektyvai, tai jau mes turim labai didelį pokytį, sakykime, ar ne, nuo šiandieninio taško, jeigu eitumėm tą kryptimį ir jeigu einam jau kitą kryptimį. O emociniai blokai tai yra mumise, kaip, aš tai vadinu kaip sielos žaizdos arba tiesiog kaip magnetai. Tai yra, ką mes spinduliuojam iš savęs, tą mes pritraukiam į savo gyvenimą. Tai va, tai baimė, kaltė, nepasitikėjimas, nerimas, abejonės. Kaip minėjau, va, tos baimės prarasti pinigus, pokyčio baimės taip pat yra, baimė palikti savo komforto zoną, kai mes pradedam judėti, kažkur kilti, ar ne, mums iš karto. Ir lygiai taip pat... Kur jos kyla tos baimės? Iš kur jos atsiranda? Tai jos irgi yra arba tai mūsų genetikoje užkoduota jau, kadangi bet kokiu atveju, karta iš kartos mes labai daug patyrėm, ar ne, mūsų šeimas labai daug patyrė dalykų susijusių su pinigais. Tai tiesiog baimė turėti pinigų, nes iš tavęs atims, tai elementari baimė. Ir visa tai yra formuojama per žiniasklaidą, per kažkokius nutikimus, kur kažkas turėjo pinigų, ar ne, ten, nežinau, vyras buvo turtingas, žmonos meilužis nušovė vyrą, tarkim, ar ne, mes ten serialų prisižiūrim, visokių, visur eina pinigai kaip kažkoks baubas, grėsmė. Tai tol, kol mes tų grėsmių nepamatom savo viduje ir iš jų neišsilaisvinam, tol mes negalim gyventi gausoje, nes tai prieštarauja, nes ten pasąmonė yra tiek, kiek mes turim protę, tai yra tik 5% palyginus su to, kiek turi įtakos tai, kas yra pasąmonė. Pasąmonė mūsų gyvenimą valdo 95%. Tai todėl labai, būtina pasižiūrėti savo įsitikinimus, į savo emocinius blokus, jeigu mes norim pakeisti savo finansinę padėtį. Taip, toliau galima įvardinti būtų labai irgi didelę reikšmę, turi mūsų vertė, vertingumas, savivertė. Tai yra asmeninis augimas ir gyvenimo pamokų suvokimas. Tai yra, jeigu aš esu neverta tėvų meilės, neverta kaip iš vaikystės, ar ateina tėvų dėmesio, neverta gauti tą saldainio, kurio noriu, esu žiopla, kažkokia nepakankama, tai aš automatiškai mano savivertė žema ir savivertė ir yra apie tai. Savo vertė. Ne? Ir tai galima puikiai įvertinti apie tiek finansinę gausą, tiek ir aplamai gausą. Nes jeigu mano vertė yra žema, tai aš ir gausiu pagal tą savo kartelę ir santykius, ir sveikatos būklę, ir namus ten, sakykim, kas mažoj lušnelį gyvena, o kas didžiausiose namuose, ne, tai vilose, kas iš vis ten kitoj šalyje gyvena. Viskas priklauso labai stipriai nuo mūsų savivertės. Ir savivertė vėlgi, kaip sakiau, formuojasi vaikystėje labai dažnai ir labai stipriai koreliuoja su kaltės jausmu. Tai yra, ko aš labiau tikiu, kad aš esu bloga, nepakankama, ten bloga mama, bloga žmona, nežinau, bloga dukra, ten kažką netaip darau, kažko nemoku, kažkas man neišeina. Tai yra, kuo didesnis kaltės jausmas, tuo menkesnė savivertė. Tai realiai, norint padidinti savo vertę, pirmiausia, reikia ir pradėti nuo kaltės jausmo, nuo savęs priėmimo. Kai mes priimam save visokias, ir blogą mamą, ir blogą dukrą, ir blogą ten darbuotoją, ir blogą visą priimu ir myliu save, tada kaltės jausmo nebelieka ir automatiškai mūsų savivertė kyla. Taip pat vertę mes pasikeliam ir per veiksmą, per atliktų žingsnių rezultatą, sakykime. Kai mes pasižadėjom savo, ar ne, nes savivertė labai glaudžiai susijusi su nepasitikėjimu savimi. O kaip tapti patikimą savo? Tai paprastai. Pasižadėjau savo nueiti į sporto klubą, nuėjau. Pasižadėjau savo atsikelti 4 valandą, ten, nežinau, valandą praktikų atlikti iki darbo, padariau. Pasižadėjau šiandien padaryti tam tikrą veiksmą darbinį, sakykime, ar ne, ar savo veikloje, padariau. Ir tokiu būdu auga mūsų pasitikėjimas savimi, nes mes pačios savo patampame patikimus. Tai va. Ir taip kyla vertė, savivertė. Taip kyla savivertė. Mes save auginam, mes augam, tobulėjam, gilinamės į save, atrandam savo tuos vidinius baubus, kas mumise
O Kas mumis savivertė ir pinigai, tai kaip, nu, tada kuo didesnė savivertė, tuo daugiau savo leidžiam turėti. Taip taip, gaunasi. taip. Kuo didesnė vertė, kuo aukštesnė mano vertė, tuo aš esu, nu, sakykim, savivertė ten kokie 2 balai, tai aš viską savo gyvenime ir leidžiu už 2 balus. Santykiai už 2 balus, sveikata už 2 balus, pinigai už 2 balus, ar ne? Namas už 2 balus, kelionės už 2 balus. Jeigu mano savivertė 10, tai aš savo gyvenime viską ir leisiu už 10. Ir pinigų turėti už 10, ir keliauti už 10 ir taip toliau. Ne? Tai viskas labai. Bet tada ir pritraukiam, netgi ne tiek, kad patys darom, bet ir pritraukiam daug aukštesnio lygio, kaip pasakyti, Taip. nu, ar daugiau pinigų, sakykime, jeigu apie gausą kalbant. Taip, nes mes daugiau sau leidžiam, mes labiau savim pasitikim, mes galim iškomunikuoti didesniam kiekiu žmonių, tai apie savo paslaugas ar ne ką aš teikiu, nes pinigai tai yra santykiai su žmonėm, bet kokiu atveju. Tai yra aš duodu ir duoda man, tai yra balansas. Kiek duodu, tiek gaunu. Kaip tik norėjau paklausti, ar santykiai su žmonėm mums turi įtako pinigais, nu, dėl pinigų. Visiškai, visiškai, nes žmonės, kas mums atneša pinigus, tai yra patenkinti žmonės. Tai kuo daugiau patenkintų žmonių, tuo daugiau mes turim pinigų, bet vėlgi, jeigu mūsų savivertė maža, mes nepatenkinsim žmonių. Žmonės liks nepatenkinti nuo mūsų paslaugų, jeigu mūsų savivertė žema. Jeigu mūsų savivertė... Mes tada negalim duoti paslaugų aukštam lygiui, jeigu paimsim. Taip, mes negalim duoti paslaugų aukštam lygiui, nes patys esam žemam lygiui. Ir mes tik tai galim žemam lygiui suteikti paslaugas tokiem žmonėm, kurie irgi yra tam lygiai. Nes turtingas žmogus neteis pas žmogų, kuris ten visiškai nieko neturi, ar ne, ir ta prasme, net neįvyks rezonansas. Taip, mes spinduliuojam su tai savo energetika, savivertė ir emocijom. Taip. Tą lygį, kokią mes esam. Taip, mes spinduliuojam ir nuo to priklauso visa mūsų gyvenimo kokybė, labai stipriai priklauso. Gerai, judam toliau. Tai kitas momentas yra mūsų dėmesys. Dėmesys, aš iš vis skaitau, kad tai yra pats stipriausias ir praktiškai vienintelis sąmoningos kūrybos įrankis. Kur mano dėmesys, ten energija, kur energija, ten materializacija. Tai reiškia, kad jeigu aš įsikeliu tikslą ir ketinimą ir visą laiką kaip lazeriu savo dėmesį esu nukreipusi į tai, tai aš mažai žingsniukus judu link to savo tikslo. Bet jeigu aš savo dėmesį išbarstau ten į tai, kas man nesigauna, į tai, kas man nesiseka, į tai, ką ten kaimynai pagalvos, arba ką tėvai pasakys, ar ne, nes mes iš tikrųjų, kai pradedam augti, tobulėti arba vystyti kažkokią naują veiklą, daugumoje mes susiduriam su artimųjų žmonių tokiu pasipriešinimu ir tempimu žemyn, nes tie žmonės bijo, sako, gerai sėdėjai, sėdėk kaip yra, nes jie bijo, kad tu išauksi ir jiems reikės tada temptis, o jie nežino, kas ten bus, kaip ten bus ir jie galbūt yra nepasiruošę. Tai mes labai dažnai susitinkam ir jeigu mūsų dėmesys yra tame, kad ten vyras mane leidžia, ten mama sako, kad iš manęs nieko nesigaus, tėtis tai iš vis ten jau seniai nurašė, ar ne, jeigu mes žvalgomės į tuos, mūsų dėmesys išbarstytas. Arba tiesiog mes skrolinam socialiniuose tinkluose, ten skrolinam pastovi be sustojimo, ar ne, tiesiog išeikvojam savo dėmesį ir energiją, ne tai, kas mums sukurtų ir padėtų pasiekti tikslą, ar ne? Bet mes išeikvojam savo energiją, mes ją tiesiog išbarstom, atiduodam ten reklamom, kažkokiom tai, nežinau, būtent socialiniam tiklam, kažkokius straipsnių nereikalingų, nevertingų skaitimui, paskui įsijaučiam kažkur ten politinius kažkokius žaidimus, ten į karo žaidimus, ar ne, visą dėmesį išblaškom, vietoj to, kad susikauptumėm į save ir palaikytumėm fokusą tame aiškiame ketinime. Ir kartais būna taip, kad, pavyzdžiui, kai mes pradedam eiti į savo tikslą, nutinka daug visokių dalykų, bet jeigu mes dėmesį palaikom ten ir žinom, kad kas be nutiktų, visą tai veda mane į tikslą, ar ne? Tai tada mes nepametam to savo tikslo, aš tai vadinu žvaigždė, į kurią aš judu, ar ne? Ir kitas momentas labai svarbus, toje kelionėje mėgautis kiekvienu žingsniu. Tai yra, jeigu kažką padarai gerai, pasidžiaugti savimi, pagirti save, nes ypač, kai mes pradedam naują kelią, tų palaikančių bus tikrai nedaug. Ir labai svarbu yra save palaikyti, save nuteikti, save fokusuoti ir tą dėmesį išnaudoti visą tą dėmesio turėjimo galią, būtent išnaudoti savo tikslui.
Tai gaunasi, kad ir labai svarbu turėti tikslą, nes jeigu neturi to tikslo, tai ir išbarstai tą dėmesį bent kur. Nu, Jo, aš tai taip vadinu, kad jeigu tu nežinai, kur plaukti, tai joks vėjas tau nebus palankus. Tada tiesiog, jeigu turi tikslą, tai dar ir padeda, sakykime, visata, žmonės, nu, aplinka, sakykime, taip bendrai. taip, jeigu mes sutelkiam į kažką dėmesį labai stipriai, mes ieškom kažkokios informacijos, mums reikia kažkokių žmonių, tai visa tai ateina. Kai mes tik sutelkiam dėmesį į tai, ko aš noriu, kur aš noriu būti. O kai mes išbarstom dėmesį, va taip ir plūdurėm. Ir aš galiu čia pasidalinti vienu savo tokiu vėlgi, nežinau, patyrimų, istoriją. Iš tikrųjų, va tas ketinimų punktas ir gimė po tos mano istorijos. Buvo laikotarpis, kai 17 metais, kai aš dariau cigūną, dariau labai stiprias nekvėpavimo praktikas, nu, galima pavadinti kvėpavimo praktikom, tai yra labai stipriai užsikėliau savo energijos lygį, savo organizmo pH labai gerai iššarminau ir tuo metu man praktiškai maisto nereikėjo, aš 3 mėnesius buvau su arbata, imbieras, citrina ir medus. Ir aš tuo metu skraidžiau. Mano emocinė būsena buvo aukščiausio lygio. Ta prasme, aš gyvenime nesu patyrus tokio, nu, praktiškai visą laiką esi kažkokioj vos ne euforijai. 3 mėnesius tai buvau. Ir straipsnių prirašydavau, protas greitai dirbo, bet aš neturėjau ketinimo. Ir mano visa energija buvo kažkur iššvaistyta. Aš nieko nepasiekiau tuo laikotarpiu. Vat neturėjau jokio konkretaus rezultato. Ir tada, nes iš tikrųjų prieš tai buvo, nu, kažkur mokymuose girdėjau, kad tu tik būk geroje energijoje, džiaugsminga ir tau viskas į gyvenimą ateis. Nu ir špyga taupota ir niekas netėjo, nes aš neturėjau ketinimo. Aš nežinau, ko noriu ir kur man tą energiją savo padėti. Tai ketinimas yra... Tai tą energiją gaunasi taip tik tai, nu, išbandėjai tu tą energiją, bet nepanaudojai. Jo, aš ją turėjau, bet aš jos nenukreipiau. Aš jos tiesiog nenukreipiau tą linkmę, kurią man būtų buvę naudinga. Aš tiesiog mėgavaus tą akimirką, nors daugumą mokymų ir sako, mėgaukis akimirką, bet nu, be veiksmo, be plano, be ketinimo tikrai niekas nevyksta. Tai va. Gerai, judam toliau. Tai jeigu mes norim turėti gausą, vėlgi, ketinimo neužteks. Mums reikia veiksmų. Tai reiškia, kad labai svarbus yra veiksmas ir veiksmų pastovumas. Tai yra darom žingsnis po žingsnio, tol, kol galų gale, nesvarbu, kada po metų, po 2 ar po 10 mes pasieksim savo tikslą, bet mes kiekvieną dieną sistemingai einam link jo. Ir vat kartais, pavyzdžiui, pradedant savo kažkokią veiklą ar dar kažką, yra labai didelis šitoje vietoje klaustukas, o kaip man žinoti tos žingsnius, o kaip pasiekti. Tai šitoje vietoje aš vėlgi turiu labai gerą patirtį, nes kai aš išsiskyriau, aš labai intensyviai ieškojau, kuo man užsiimti ir aš supratau, kad, nėra vaikiškų dainelių, mažoji auga ir reikia. Ir aš sugalvojau kurti vaikų radiją. Ir pas mane toks srautas minčių pradėjo eiti ir tas radijas šiai dienai vis yra, bet jis jau atiduotas seniai kitiems žmonėms, nes tai tiesiog mano etapas buvo, man dabar jo nebereikia, bet tuo metu atrodė, kaip įkurti tą radiją, aš nieko nežinau, bangos tarp kitko Vilniuje yra. Nebuvo nei bangų, ta prasme, nei apie bangą žinau, nei apie internetą kažkokius puslapius žinau, nei apie programas, su kuriuom galima kurti tą radio tinklelį, sakykime, ar ne. Aš nieko nežinau, bet aš tiesiog antiek įsigyvenau į šitą ketinimą, kad aš per metus sukūriau tobulą turinį. Pas mane buvo žmonės ir visi savanoriai, nes pinigai iš vaikų radijo pinigai jokie netėjo, aš tikėjausi uždirbti iš reklamos. Bet iš reklamos vėlgi buvo maks 400 eurų mėnesiui, tai čia jau buvo pats didžiausias pasiekimas. Tai kai mes pradedam judėti tuo keliu, tai man labai patinka tokia asociacija. Mes turim tikslą, bet mes nežinom žingsnių. Tai lygiai tas pats, kad važiuoti su automobiliu naktį, su mašina naktį. Ar ne? Kelias apšviestas 60 metrų. Pravažiavai 60 metrų ir toliau apsišviečia, ir toliau. Tai tas žinojimas tiesiog jis ateina. Padarai tą žingsnį, kurį žinai, kitas tiesiog ateina. Ir aš nežinau, kaip jis ateina, tiesiog ateina. Tikėt savim ir tuo tikslu, taip. Taip, tikėti savim, tikėti tuo tikslu, aš buvau 100% tikra, kad šitas dalykas, kurį aš dabar darau, tai yra tai, ką aš turiu padaryti. Taip. Tai va. Ir paskutinis, kurį aš jau kaip ir paminėjau, prie savivertės liktai, tai yra labai svarbi mūsų aplinka. Nes aplinka mums daro labai didelę įtaką. Ir labai svarbu šitoje vietoje apsupti save
tai žmonėm, kurie yra pasiekę tai, link kur mes judam. Jeigu mes norim finansinės gausos, reiškia, mums reikia bent turėti 5 žmonės, kaip pavyzdžius, artimiausiai savo aplinkoj. Jeigu mes norim ten, nežinau, gyventi tokiame name, kaip gyvena turtingi žmonės, ar ne, mes irgi turim kažkaip tai pritraukti tos žmonės į savo gyvenimą. Ir man pačioj pradžiai, kai aš pradėjau studijuoti, mokyti, studijuoti turiu omeny save studijuoti, ar ne, gyvenimą studijuoti. Aš niekaip negalėjau suprasti, kaip man tos turtingus žmonės pritraukti, iš kur man juos gauti, kaip man juos į savo gyvenimą įsileisti. Ir iš tikrųjų ir kai kūriau radio radio laidą, vaikų radiją, kai kūriau vaikų radiją. Tai atsirado daug žmonių, kurie dalinosi patirtim, kaip kurti radiją, ne? Bet tuo metu buvo nepradirbti pinigų blokai, todėl pas mane atėjo visi tie žmonės, kurie neuždirbdavo radijo veikloj. Kaip nori, nenori, mes rezonuojam. Ką mes savyje turim, tai reiškia, kad jeigu mes paleidžiam tuos visus įsitikinimus, ar ne, tą visą sunkumą, trūkumą paleidžiam, nesaugumą, ten finansinį nesaugumą ir leidžiam savo gyventi gausoje, tada į mūsų gyvenimą ateina gausa. Tai lygiai taip pat, kaip man atsitiko, aš išsikėliau vėlgi, kai pradėjau gerti kokteilius, išsikėliau, kad aš noriu į mėnesį uždirbti 10 000 eurų. Ir kas? Ir atsirado mano aplinkoje, ar ne, Jolanta, Rimas, Šarūnas ir kiti žmonės, kurie jau uždirba gerokai didesnius pinigus, negu aš noriu. Tai reiškia, kad jie man yra tobulas pavyzdys, aš einu tiesiog paskui juos. Ir dar yra, man labai patinka, toks yra posakis, kad jeigu tu kažko labai nori ir tai tu pradedi pastebėti tai gyvenime pas kitus žmonės, tai žino, kad tai pas tave jau ateina. Tai čia lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu tu nori gražių darnių santykių ir tu pradedi pamatyti, ir čia gražus santykiai, ir čia, reiškia, ir tai artėja pas mane, ne? Jeigu tu nori vaiko... Tai koks pavyzdys man su mašina, kažkodėl man tos mašinos, žinai, užsimanai kažkokios mašinas ir tu tik jas matai, keli tik jas matai. Kol atsiranda pas tave, aš tą pastebėjus, labai toks paprastas pavyzdys, bet aiškus. Taip, nes mūsų protas, pabaigsiu, mūsų protas turi gebėjimą išskirti tai, į ką mes koncentruojamės. Ir čia irgi labai svarbu, jeigu mes koncentruojamės į blogus dalykus, į trūkumą, į tą niūrumą, į priekaištus ar ne, į nepasitenkinimą, tai mums visada aplinka parodys, kiek daug viso to yra. Bet jeigu mes atsisukam į kitą pusę ir mes koncentruojamės į savo tikslą, į tuos žmonės, žiūrim, kurie jau tai turi ar ne, mes save motyvuojam, mes mokomės, mes klausomės kažkokių tai įkvepiančių video, sakykime, ar ne, tai mes tuo vis daugiau ir daugiau pritraukiam į savo gyvenimą. Tai kur fokusas? Tai... Vėl dėmesys kur. Bet gerai, trumpai dabar jeigu, pavyzdžiui, kad žmonės klauso ir yra emocijos, ta prasme, tam trūkume didžiuliam, kur neužtenka ir visokiojopai neužtenka. Ką daryti, pirmi kokį žingsnį, kaip pasikelt tą tokį lygį, kad tu jau pradėtum jaust, kad čia kažkas vyksta? Ateit pas mane į kursą. Jau dabar? Šitą, kurį vedi dabar? Šitą jau per vėlų, teks į kitą, nes iš tikrųjų tai pradėti reikia nuo savęs, nuo pažinimo savęs ir gyvenimo. Kaip jisai veikia, kaip aš sąveikauju su gyvenimu. Aš ir sakau, kad jeigu kažkas gyvenime vyksta ne taip, kaip tu nori, vadinasi, tu tiesiog nežinai, kaip sąveikauti su šituo gyvenimu. Tai tiesiog pradėti nuo savęs, ieškoti, nebūtinai pas mane, aš tiesiog pajuokavau, bet ieškoti tų žmonių, kurie jau yra atidirbę tą darbą, ar ne? Pavyzdžiui, pas mane dabar su vidinė ramybė tikrai yra labai, labai geras santykis. Tai reiškia, kad mane labai sunku išvesti iš vėžių, išmušti iš vėžių. Aš tiesiog, kas be nutiktų, žinau, kad viskas, kas vyksta geriausiai, kaip gali būti. Ir viskas, tas žinojimas. Ir tada, jeigu tikrai yra kažkokia problema, kurią reikia spręsti, aš sakau, gerai, ką galiu geriausiai šitoje situacijoje. Ir viskas. Ir tai labai padeda. Tai tiesiog pirmiausia, sugrįžti save, atrasti ten vidinę ramybę, išsikelti paviršių tas programas, kurios trukdo savivertei, kurios mes patys su tom programom. Iš pradžių tėvai mus ten sodino žemyn, ar ne, o paskui mes patys labai, labai gražiai pasiimam tą
botagą ir save daužom, ne, save daužom, tai nusto daužyti, pasižiūrėti, susipažinti su savo vidiniu kritiku, kuris pastoviai ir toliau su tuo teisėjo plaktuku ten dauž ir sako, ir tu čia bloga, ir tu čia bloga, ir tu čia bloga. Tai tiesiog nustoti žaisti šitą žaidimą ir ieškoti pagalbos, nes vienam šitoje vietoje išsikapstyti, galbūt ir įmanoma, bet ne mano atveju. Aš būčiau pati neišsikapšius. Aš tikrai labai daug mokymų. Gaila, per daug laiko užtruks, nes reikės viską naujai atrasti, kam tą daryti, jeigu kitas praėjo tą kelią ir gali tave išvesti. Man tokia mintis. Taip. Bet dabar kitas klausimas, tai kas yra ta gausos sąmonė? Kaip tu apibūdintum, kai jau esam gausoje, kas vyksta? Tai kai mes esam gausoje, tai dar nereiškia, kad mes visą laiką būsim turtingi. Taip, ta prasme, jeigu, pavyzdžiui, mes keičiam veiklą kokią, ar ne, mūsų gali sviruoti viskas, ar ne, gali tos pajamos sviruoti. Bet esmė tame, kad mes viduje, tarkim, pas mane sąskaitų 7 eurai, tarkim, ar ne, o aš viduje turiu visišką ramybę. Žinau, kad tikrai tų pinigų bus tiek, kiek reiks ir daugiau, ir ta prasme, tai tik laikina. Tai yra žinojimas, kad tai tik laikina, nes visi gebėjimai yra manyje. Ir jeigu aš sugebėjau tą padaryti anksčiau, aš sugebėsiu tą padaryti ir vėliau. Tai pirmiausia, gyventi toje, kaip pasakyti, be trūkumo. Pasitikėjime, gal labiau, sakyčiau, kai tu žinai, kad tu gali ir kad pas tave tai yra, vėlgi, suprasti visatos veikimo principus. Jeigu aš spinduliuoju gausą, nenori ta gausa ateis į mano gyvenimą. Tai gausos sąmonė yra apie tai, kad man visko pakanka. Ir šiaip jūs pasižiūrėkit, pradarinėkit savo spintą, stalčius ten, pasižiūrėkit, kiek jūs daug turit visko. Ir tada jums nebeatrodys, kad jūs esate tokiam trūkume, nes jūs, iš tikrųjų, mes visada turim tai, kas mums yra svarbu. Mes visada rasim ir pinigų, ir laiko tam, kas yra mums svarbu. Pavyzdžiui, kai buvau toj depresijoje ir apatijoje, pinigų nebuvo, bet mokymam, darbui su savim, mentoriam visada buvo. Aš net už 3000 sugebėjau iškeliauti į Dominiką į kvėpavimo, nekvėpavimo praktikas, nes aš jaučiau, kaip man tai reikalinga. Aš buvau Vokietijoje mokymuose, Ukrainai buvau mokymuose. Ta prasme, pinigų tam visada užtenka. Kaip čia? Kas yra mūsų didžiausias prioritetas, tam pinigų visada užteks. O aš skaitau, kad didžiausias prioritetas esam mes patys savo. Ir jeigu mes savo viduje ten prasidirbam, tai tie pinigai sugrįš mums su kaupu. Ir žinai, dabar man tokia mintis ir mūsų sveikata, prasme, ir emocinė, bet ir fizinė sveikata, visokiojopa sveikata svarbiausia yra, nes tada gali užsidirbti, surast būdus, kaip užsidirbti. Čia, kai sako, išvažiuoja į kitą šalį, žinai, nieko, toks kaip eksperimentas, nieko nepasiimi, nie kortelės banko, nieko ir reikia išgyventi. Tada tu turi pasitikėti savimą, ne? Kad tu išgyventum ir tada randi. Ir visatą, bet ta prasme, kad tu gali padaryti ir randi tada tuos veiksmus, ką daryti, kur rasti. Taip, kai tavyje yra kažkoks jau išugdytas žinojimas, potencialas ir plus pasitikėjimas aukštesnė jėga ir vedimu, jeigu tau atrodo, kad tave veda taip, kad tau reikia viską palikti ir iškeliauti kažkur, tai tu kur be nukeliausi, vis tiek susikursi ten savo tą gausą, jeigu tavyje yra gausa. O jeigu tu, pavyzdžiui, bandysi pabėgti iš Lietuvos, nes čia skurdas ir tikiesi, kad kitoje šalyje susikursi gausą, tai labai dažnu atveju būna, kad patiriam dar didesnį skurdą. Ta prasme, nukenčiam, apgauna, ten dar kažkas. Ne, būna, kad žmonės parsiveža pinigų, ten ir namus pasistato, visai būna, bet reiškia, kad jie kažką savyje jau suvokė. Bet jeigu mes bėgsim nuo savęs ar nuo skurdo, tai mes niekur nepabėgsim. Gausa turi būti mumise per jausmą. Aš esu pilnatvė, aš esu gausoje, aš esu ramybė, aš esu meilė, aš esu džiaugsme. Iš tokių emocijų mes kuriam gausą. Tai pabaigai, ką palinkėtum tie, kurie nori gyventi gausoje, tiem žmonėm, kurie labai svajoja gyventi gausoje? Tai pirmiausia, nustoti svajoti ir pradėti kelti tikslus. Tai yra svajonė ir jinai ir lieka tik svajonė, jinai lieka kartą per metus, prieš naujus metus pasvajojam ir paskui įsisukam į savo rutiną ir gyvenam. Vėl atėjo nauji metai, vėl pasvajojam ir vėl gyvenam. Tai vietoj to, kad svajot, tiesiog darom, keliam tikslą ir ieškom galimybių. Keliam tikslą ir ieškom galimybių.
Aš manau, kad visiems įmanoma, mano toks supratimas, kad visi mes galim, reikia tik tai ieškoti būdų, kaip ir jeigu reikia pagalbos, visada irgi rasim, ateis žmogus, kuris norės padėti. Tai gausa yra visokiojopai įmanoma. Taip, ir aš čia šitoje vietoje dar noriu labai labai pasakyti, kad pavyzdžiui, su savo paleidimais, ar ne, paleidimais, regresijom, tai yra darbus su žmonėms, sąmonės plėtimų žmonių, ar ne, tai aš vėlgi užsidirbu tol, kol dirbu. O pavyzdžiui, dabar tas tinklinė rinkodara, ar ne, tai aš tiesiog dirbu ir aš žinau, kad jeigu aš iškrisiu kažkada iš darbo rinkos, ten, nežinau, savaitėj, mėnesį, kažkas atsitiks, ar ne, aš žinau, kad pajamas, aš tą saugią pagalbę jau būsiu susikūrus. Ir todėl man yra labai labai ramu dėl, pavyzdžiui, senatvės, jinai vis tiek ateis. Ir su paleidimais aš nei pensijos neužsidirbu, ta prasme, aš neturiu jokios garantijos, kad aš senatvėje turėsiu pinigų, kai nebūsiu pajėgi jau dirbti su žmonėm, ar ne, kai nebegalėsiu kurti to balanso. O čia aš esu visiškai tikra, kad aš turėsiu orę senatvę. Todėl, verta pamastyti, kur mes einam, ką mes darom ir ko mes norim. Iš tikrųjų, taip, kviečiu ir Ingridos paklausti, kuo jinai užsiima ir jeigu yra noras tikrai prisijungti prie komandos, mūsų komanda pati šauniausia, mokam dirbti su įsitikinimu. Lidija yra mano mentorė ir mums tikrai gerai sekasi visa komandinė kūryba, aš labai džiaugiuosi. Dėl to ir artimai bendradarbiaujam. Dar irgi sąlyčio taškas toje vietoje. Va, Rimas rašo, labai teisingai pakelti užpakalį. Taip, pakelti užpakalį ir kažką dėl savęs padaryti. Taip, aš tiek bus išnekėjau, net pamiršau pažiūrėti, ar mums veikia čia viskas. Viskas veikia, aš jau pasižiūrėjau. Tai gerai, Lidija, dar kažką pridėti nori, ar baigsim tą gražią gaidą? Pakelt užpakalį. Pakelt užpakalį ir daryti. Ne, tiesiog pirmiausia turim suprasti, ko mes norim, tada darbą su savim, kelt savivertę, bet kita vertus, pavyzdžiui, atėjus į tinklinį marketingą, tu nori, nenori, tu turi mokytis. Mokytis, pažinti save, susidurti su tom visom baubais, kaip pat Ingrida susidūrė, kaip aš susidūriau iš tikrųjų su taip baubais pradėjus. Kiek buvo. Ir mes juos, pasižiūrim, paleidžiam ir judam toliau. Kaip aš manau, kad visą gyvenimą mes augam. Bet būtent tinkliniam tu augi, nes tu su žmonėm bendrauji, tu visą laiką toks pastumėjimas augti, nes tu turi tikslus, turi norus, turi ir su tai žmonėm augi kartu ir man tas yra wow. Aš vakar gavau, pabaigai papasakosiu, gavau iš Justės vakar žinutę. Sako, Ingrida, pažiūrėjau tavo mėnesio laiko, po mėnesio rezultatų, kaip tu kalbėjai su Lidija ir kaip tu dabar atrodai. Sako, galvoju, čia ta pati? Ir augimas nuo vasario iki dabar matosi. Tiesiog matosi. Tikrai taip, svarbiausia daryti. Pradėti daryti ir daryti. O čia yra būtent tas ir mokymai, ir palaikymas, kaip tu sakai, pastums, o aš sakau patems. Ta prasme, visada atsiras žmogus, kuris patems, kuris padės tau užlipti ant to. Bet vis tiek reikia pačiam norėti. Ten išneša, bet tu vis tiek veiksmą turi pats daryti. Taip, veiksmą už tave niekas nepadarys. Čia jau faktas. Niekas, dėja. Aš tai norėčiau, kad padarytų. Bet taip nebūna. Tai gerai, Lidija, ačiū tau labai labai už tavo laiką ir iki kitų kartų. Ačiū, iki. Ir sėkmės visiems. Iki. Iki.